Baigėsi modelių atranka, grožio diktatūra. Beveik visą mėnesį rinkusi gražiausias Lietuvos merginas modelių pasauliui. Galite pasakyti ir galbūt ir paneigti netgi, kad lietuvaitės yra pačios gražiausios ir ką jūs atrinkote iš tų manekenių ir ką apie jas jūs galvojate? Na tikrai, pas mus šiandieną baigėsi atrankų turas per visą Lietuvą, aplankėm labai daug miestų ir pamatėm labai daug naujų merginų, visgi džiugu, kad jų vis dar atsiranda ir paauga ir naujų žmonių. Ta prasme, kad tai skatintina iniciatyva, kad jos lankosi, nebijo ir stengiasi kažko siekti. Iš mūsų atrankų mes radome 3 merginas, kurios mums patiko. Simona, Eglė, Laura ir šiuo metu atvykdame su jom fotosesiją šitose gražiose vietose, bet vis dar vyksta atranka internetu, dalyvės merginas gali suskupti ir siūsti savo anketas, talpinti portale 5 braškės ir mes jas dar peržiūrėsime ir išrinksime iš interneto kandidačių, taip pat kas patrauks mūsų akis, potencialias manekenės. Pirma, tai norėčiau visas mergaitės pasveikinti, dėl to, kad be abejo dalyvių buvo beprotiškai daug ir visokių ir gražių, ir talentingų, ir charizmatiškų, ir figūros gražios, ir veidukai gražus, bet be abejo nugalėtojas tik tais 3 liko, tai sveikinam jas.